Sveiki, savaitinė Forex rinkos apžvalgą pristato Forex faktorius. Pirmoji mėnesio savaitė buvo ypatingai audringa, iš tikrųjų šiaip, kad tokia metų pradžia būtų su tokiu volatilumu, neteko iš tikrųjų prisiminti, ir greičiausiai tikrai istoriškai vieni didžiausių volatilumų nuo pat metų pradžios. Žinoma, praeiti metai taip pat mus nustebino, ypatingai Šveicarijos frankas, jeigu pamenate, Šveicarijos centrinis bankas atrišo euro Šveicarijos franko kursą, sumažino palūkanų normas, ir Šveicarijos frankas pabrango per vieną dieną beveik 40%. Tai žinoma, tokio volatilumo nesulaukėm šiuo momentu, bet, sakykime, jeigu žiūrėsime į akcijų indeksas, S&P 500 indeksai, japoniškų akcijų indeksai, iš tikrųjų labai didelis volatilumas ir tarkim, kad ir japoniškų akcijų indeksas, jo nuosmukis per pirmas tas prekybos dienas šių metų iš tikrųjų didžiausias nuo 97 metų. Tai tikrai rodo, kad rinka panikuoja, ir dėl ko tokia panika užsimezgė rinkoje. Visų pirma, tai nuo Kinijos rodiklių. Šie metai prasidėjo iš tikrųjų su tuo priminimu, kad Kinijos ekonomika ir toliau lėtėja, nuosekliai lėtėja. Galima sakyti, kad Kinijos ekonomika transformuojasi iš eksporto orientuotos ekonomikos į vartotojišką ekonomiką. Ir, sakykime, tas planas pasiekti tą tikslą, būtent didinant vartojimą, vidaus vartojimą, yra 5 metų planas. Kol kas dar tik tai metai tą planą įgyvendinant praėjo, ir mes iš tikrųjų matome tai, kad Kinijos ekonomika tikrai yra, sakykime, gerokai sulėtėjusi. Ir, sakykime, viena iš svarbiausių naujienų, kurios laukia rinkų dalyviai šiaip šią savaitę praėjusią turėjo būti Amerikos darbo rinkos rodikliai. Tačiau sausio 4 dieną pasirodė Kinijos gamybos sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksas, kuris smuko iki 48,2, tai yra toliau nuosekliai, reiškia, turime smukimą. Ir net nepaisant to, kad gamybos sektorius smunka, taip pat mes matėme ir paslaugų sektoriaus nuosmukį, kuris artėja prie 50. Augimas paslaugų sektoriaus yra labai menkas, ir iš tikrųjų galima tikėtis, kad jau krisime šiais metais į žemiau 50 zoną. Tai iš tikrųjų rodo, kad ekonomika Kinijoje irgi toliau lėtėja ir tas įtakoja ypatingai žaliavų išpardavimus. Kinijos akcijų rinkoje mes turėjom didelius išpardavimus, ir turbūt atsimenat, kad praėjusią savaitę vieną dieną netgi buvo sustabdyta prekyba Kinijos akcijomis. Tikrai tokia didelė panika rinkose sukėlęs įvykis. Ir šiaip dabar iš tikrųjų pagrindinis klausimas rinkose buvo vėlgi, ar Amerika pasirengusi toliau didinti palūkanų normas. Matydama tokį volatilumą finansų rinkose, iš tikrųjų didinamai papildomi neštų dar papildomos panikos šiek tiek į finansų rinkose, dolerio stiprėjimas toliau, tada būtų iš tikrųjų galimas ir tas dolerio stiprėjimas vėlgi lėtintų ekonominį augimą iš Amerikos. Tai mes turėjome tokią naujieną pirmasis mėnesio penktadienis, Amerikos darbo rinkos rodikliai, kurie turėjo parodyti, sakykime, ar Amerika gali būti pasiruošusi padidinti palūkanų normas ar ne. Artimiausias palūkanų normų didinimas realus toksai būtų, sakykime, kovo mėnesį. Ir Čikagos biržos dalyviai Federal Funds Rate rodiklis, kuris skaičiuoja tikimybę, būtent kokia yra tikimybė, kad gali būti didinimai arba mažinimai palūkanų normų. Kovo mėnesio tikimybė, dar sakykime prieš 2 savaitės, buvo virš 60%. Reiškia, rinkų dalyviai tikėjosi, turėjo tokį teigiamą sentimentą, kad Amerika gali būti pasirengusi didinti palūkanų normas. Šiuo metu tikimybė yra tik tai 45%. Ir nepaisant to, kad Amerikos darbo rinkos rodikliai išėjo geresni, mes galėjom iš anksto prognozuoti, kad judėjimas doleriui bus daugiau neigiamas visą savaitę dėl to, kad naujų darbo vietų sukūrimas tikrai geras. 292 tūkstančiai naujų darbo vietų prieš tai buvusio mėnesio, lapkričio mėnesio darbo vietų sukūrimas taip pat pagerintas rodiklis, tai yra pataisytas. Irgi turime pakankamai tokį ryškų augimą naujų darbo vietų. Žinoma, lapkričio gruodžio mėnesį jie pasižymi tomis anomalijomis, kada yra sukuriama daug ir laikinų darbo vietų. Tai faktas, kad gruodžio mėnesio rodiklių nereikėtų priimti tokių labai ypatingai rimtai. Bedarbystės lygis jisai siekia 5% ir, sakykime, laikosi jau kuris laikas. Galima sakyti, kad Amerikos centrinis bankas yra pilnai pasiekęs mandatą dėl darbo rinkos rodiklių. Ir tas gruodžio mėnesio palūkanų normų didinimas buvo visiškai logiškas žingsnis. Bet dabartiniu metu, ypatingai kas labiausiai neramina Amerikos centrinį banką, tai yra infliacijos augimas. Turime ir toliau nuoseklų naftos kainos nuosmukį per sausio pirmasias dienas, iš tikrųjų vėlgi labai agresyvus naftos išpardavimas, kas iš tikrųjų įtakoja infliacijos mažėjimą daugelį šalių, Amerikoje taip pat. Ir dabar, sakykime, Amerikos svarbiausi rodikliai, kuriuos turėtumėm
stebėti, tai yra būtent vartojimo rodikliai ir tie rodikliai, kurie galėtų susiję būti su vartojimu, su didėjančiu vartojimu, taip pat reiškia su infliacija. Nes vienintelis, kas, sakykime, šiuo metu neramina Amerikos centrinį banką, tai yra mažėjanti infliacija ir būtent jeigu nebus infliacijos pakankamo augimo, nebus tikslo didinti palūkanų normas dar papildomai. Tai, sakykime, vidutinis darbo užmokestis jisai smuko pirmą kartą, reiškia, nuo 2014 metų ir iš tikrųjų tas yra toksai kaip iš ankstinis indikatorius į tai, kad ateinančią savaitę mes galime laukti šiek tiek prastesnių vartojimo rodiklių. Ateinančios savaitės pagrindiniai rodikliai, kuriuos reikėtų stebėti, bus itin svarbus, tai yra Amerikos mažmeniniai pardavimai. Jie bus skelbiami penktadienį. Jeigu Amerikos mažmeniniai pardavimai nedidės, mažės, reiškia tikimybė, kad kovo mėnesį gali būti didinamos palūkanų normos sumažėja. Ir tai reiškia, kad Federalinis rezervų bankas turės šiek tiek mažinti savo prognozes, kadangi pagal prognozes Federalinio rezervų bankų ir tikslus yra 4 kartai nusimato palūkanų normų didinimo po 0,25 procentus per šios 2016 metus. Jeigu tik tai sentimentas dėl palūkanų normų iš principo keisis, tai iš tikrųjų dolerio pigimui atsiveria pakankamai neblogos perspektyvos, ypatingai doleris prieš Japonijos jeną gali smukti. Amerikietiškų obligacijų paklausa gali iš tikrųjų pakankamai didėti. Taip pat ateinančią savaitę svarbi tuo, kad mes turėsime iš Anglijos centrinio banko vadovo pasisakymus, taip pat balsavimą dėl palūkanų normų didinimo. Tai iš tikrųjų Anglijos svaras taip pat viena iš tų valiutų, kuri labai stipriai smuko dėl to tokio risk-off sentimento, rizikos netoleravimo sentimento rinkoje. Vis dėlto rodikliai iš Anglijos nebuvo labai prasti. Gamybos sektorius šiek tiek susitraukė, tačiau statybų sektorius atrodo labai neblogai. Namų kainų indeksas jisai toliau nuosekliai didėja, paslaugų sektorius atrodo pakankamai neblogai. Dėl to Anglijos centrinis bankas iš tikrųjų galėtų būti tas antrasis centrinis bankas po Amerikos, kuris galėtų didinti palūkanų normas. Tačiau šiemet yra taip pat pakankamai nemažai rizikingų faktorių. Tai vienas iš tų dalykų būtent yra infliacijos augimo nebuvimas Anglijoje. Dėl to ateinančią savaitę mes lauksime Anglijos centrinio banko vadovo pasisakymus apie galimybės dėl palūkanų normų didinimo. Vis dėlto, sakykime, nereikia tikėtis, kad Anglijos infliacija turi pasiekti labai, sakykime, aukštą lygį, kad turėtų kilti bent jau iki 1 procento tam, kad didinti palūkanų normas. Amerika didino palūkanas, kada, reiškia, infliacija metinė siekia 0,5 procentų. Todėl, jeigu mes šių metų pirmą pusmetį sulaukime Anglijoje panašios infliacijos metinės iki 0,5 procento, reiškia, būtų galima tikėtis palūkanų normų didinimo. Ir svarui vis dėlto laikau kol kas teigiamas sentimentai, ypatingai prieš Šveicarijos franką, svaro franko poroje svaras su Kanados doleriu, nes, Kanados centrinis bankas ir toliau laiko tokį daugiau pesimistinį toną, rodikliai iš Kanados pramonės rodikliai išeina prastesni, infliacija toliau mažėja ir Kanados centrinis bankas gali būti tas bankas, kuris gali mažinti palūkanų normas. Taip pat Australijos centrinio banko palūkanų normų mažinimas taip pat tikėtinas šiais metais. Iš tikrųjų, Australija tai yra ta ekonomika, kuri daugiau kaip 20 metų nepatyrė jokios recesijos. Tai yra, sakykime, paneigia visus, reiškia, ekonominio ciklo, galima sakyti, tas teorijas, kadangi, visos šiaip iš tikrųjų šalis patiria cikliškumus tos, bet iš tikrųjų Australijos ekonomika ir 2008 metais atrodė pakankamai neblogai dėl to, kad buvo arkliukas, buvo Kinija, o šiuo metu Kinijos ekonomika lėtėja, dėl to Australijos ekonomikai perspektyvos nėra pačios geriausios. Aišku, tai yra ekonomika, kuri turi, reiškia, didelį buferį, gali, sakykime, turi resursų, kaip skatinti ekonomiką papildomai. Palūkanų normos dar yra pakankamai aukštos, galimas palūkanų normų mažinimas, galimas papildomas statybų sektoriaus skatinimas. O žaliavų kainai mažėjant, iš tikrųjų, nes negalime laikyti teigiamo sentimento Australijos doleriui. S&P 500 indeksas labai gražiai, labai techniškai, reiškia, ir toliau juda intervale. Negalima sakyti, kad šitas kritimas yra jau pilnai krentantis trendas. Šiaip iš tikrųjų sausio mėnesio sezoniškumas visiškai atitinka, sausio mėnesiais yra būdingas SP 500 indekso išpardavimas. Šiaip šiais metais labai gražiai noriu pasidžiaugti, kad labai gražiai atidirbo ir Kalėdų senelio ralis vadinamas, kuris prasidėjo nuo gruodžio kažkur tai 15-16 dienos, turėjome gruodžio mėnesį augimą S&P 500, iš jo buvo galima nemažai, sakykime, uždirbti, ir dabar turime kritimą. Ir tas kritimas kol kas nėra tendencija, dėl to, kad jeigu keičiasi iš principo sentimentas dėl Amerikos palūkanų normų didinimo, tai galimas akcijų rinkoje vėlgi pakilimas. Žinoma, kad būtų pakilimas, turi būti rizikos toleravimas rinkose. Jeigu mes
matysime tai, kad reiškia bondų pajamingumas mažės, kaina bondų kils, paklausa reiškia obligacijų toliau bus didelė, tai S&P 500 indeksui bus labai sudėtingas, reiškia, kilimo scenarijus. Tai yra būtent risk-off sentimentas. Šiaip kainos kritimo metu zonoje tarp 1,875 ir 1,850 šitoje zonoje iš tikrųjų žiūrėčiau S&P 500 indekso brangimo, nes vis dėlto galvoju, kad kovo mėnesio palūkanų normų didinimo scenarius atkrenta ir iš tikrųjų geriausiu atveju greičiausiai bus taip, kad birželio mėnesį tik tai bus didinamas palūkanos. Žinoma, šitą faktorių gali paneigti penktadienį mažmeniai pardavimai. Jeigu jie išeis labai stiprus, labai geri, reiškia, mes galėsim tikėtis, kad infliacijos augimas ir toliau užtikrintai didėja Amerikoje. Nėra jokių klausimų, Amerikos ekonomika žinoma, kad jinai auga, jinai, reiškia, stiprėja, bet esant tokiam globaliam fonui iš tikrųjų didinti palūkanų normas, Amerikos centrinis bankas gali atidėti. Naftos kaina ir toliau, reiškia, smunka ir pakankamai ženkliai, iki $32 už barelį jau pasiekė ir iš tikrųjų tam smukimui pakankamai, manau, kol kas techniškai mes nematome jokių signalų, dėl ko turėtų naftos kaina apsisukti, fundamentaliai lygiai tas pats. Ir reiškia, kainos kilimo atveju link svarbiausių pasipriešinimo lygių tiek trumpalaikiuose grafikuose žiūrėčiau tik tais pardavimo pozicijų ir kol kas yra labai gražus darbas pagal krentantį kanalą, techniškai viskas juda, todėl iki $30 už barelį kol kas yra vietos. Siūlyčiau neprisirišti prie įvairių ekonomistų komentarų ir panašiai, reiškia, ta tema labai daug yra eskaluojama, naftos kaina yra techniškai krentantis trendas. Na, tikrai nėra tikslo ieškoti kainos atšokimo nuo dugnų, eiti prieš tendenciją. Prieš tendenciją iš tikrųjų einantis traderiai dažniausiai patiria nuostolius ir tiesiog nėra prasmės ieškoti sandorių prieš tendenciją, kol rinka nesuformavo to signalo užėjimui prieš tendenciją, kol mes neturime nei dvigubo dugno, nei galvos pečių struktūros, neturime išsikvėpimo pagal price action, todėl nėra jokio tikslo. Doleris Japonijos jena iš tikrųjų pakankamai rimtas nuosmukis ir kol mes turime tokį obligacijų pajamingumą mažėjimą, reiškia S&P 500 indekso nuosmukis, na, volatility indeksas, kuris žymi volatilumą rinkose, jisai taip pat šoktelėjo stipriai. Japonijos akcijų volatility indeksas irgi lygiai taip pat stipriai šoko. Panika rinkose tęsiasi ir iš tikrųjų šeštadienį vėlgi Kinijos blogesni išėjo taip pat ir infliaciniai rodikliai, infliacija lėtėja, žinoma, dėl energetikos kainos, dėl naftos kainos nuosmukio pirmiausia. Tai tas panika rinkose didėja, dėl to Japonijos jena jinai gali pradėti brangimą, juolab, kad Japonijos centrinis bankas nesiima papildomų monetarinių stimulų, kurių buvo galima tikėtis iš tikrųjų. Pigi Japonijos jena jau veikia stimuliuojančiai, pigi naftos kaina labai svarbi Japonijai irgi veikia stimuliuojančiai ir iš tikrųjų pakankamai dabar daug yra monetarinių stimulų, jau šiuo metu Japonijai papildomų stimulų nereikia. Tie stimulai jau yra ne tik monetariniai, bet ir, sakykime, žaliavų kainų nuosmukis, jis veikia stimuliuojančiai. Japonijos jena yra pakankamai pigi, lyginant, sakykime, su istorija, tai irgi veikia stimuliuojančiai ir šiaip Japonijos centrinis bankas kol kas pakankamai jaučiasi komfortiškai su dabartiniu Japonijos jenos kursu. Dėl to šiuo metu dolerį Japonijos jeną poroje nebeieškočiau pirkimo pozicijų, nepaisant to, kad tas kritimas yra krentanti banga intervale, laukčiau 1,17 lygio pramušimo žemyn, korekcijų, na ir tada net nuosmukio didesnio iki $115. Šiaip Japonijos centrinis bankas, jisai netgi komfortiškai jaustųsi ir ties $100. Aišku, tokio kritimo kol kas neprognozuojam, artimiausiu metu žiūrėkim kokius 200 punktų galimybės nuosmukiui. Svaras su Japonijos jena taip pat sentimentas, jisai išlieka neigiamas, turime daugiadienį, reiškia, kritimą. Dabar jau, sakykime, vytis rinkos ir pardavinėti, na, nelabai reikėtų, kadangi didelis buvo, na, daug dienų išėlės išpardavimas, yra tikimybė didesniai korekcijai, tačiau po korekcijos link jau labai tos didelės korekcijos, tokios kaip iki 175 ir nereikėtų laukti, 172,70 zonoje, 173,00 lygis yra kaip po pasipriešimai, po kurių reikėtų žiūrėti pozicijų išpardavimui. Visiškas yra meškų breakoutas, tik tai sell. Australijos doleris taip pat sentimentas išlieka neigiamas, šitas kritimas yra krentanti banga intervale, kol kas išlieka daug dvipusio judėjimo tikimybė, tačiau pramušus dabartinį intervalo dugną, po korekcijų būtų galima žiūrėti kritimo toliau link 65 netgi doleriai tokios kainos.
Euras Japonijos jena. Šioje poroje iš tikrųjų kaina juda labai intervališkai. Štai šitas kritimas, krentanti banga, pasiekė intervalo dugną. Kol kas, kol nepramuštas 126.00 lygis, pardavimų ieškoti būtų pakankamai rizikinga. Šiaip iš eurozonos rodikliai išeina pakankamai neblogi. Pigus euras, pigi naftos kaina, monetariniai stimulai, jie veikia stimuliuojančiai. Tačiau praėjusią savaitę keli Europos centrinio banko nariai pasisakė apie tai, kad gali tekti dar papildomus monetarinius stimulus įvesti. Ateinančią savaitę turėsime Mario Draghi ir Angelos Merkel susitikimus. Komentarai apie monetarinę politiką gali paveikti euro-dolerio kursą, tačiau šiuo metu doleriui sentimentas daugiau neigiamas. Na, iš tikrųjų, tas visas euro pigimas buvo surištas su tuo, kad Amerika didina palūkanas, eurozona vykdo stimulus. Šiuo metu Amerika greičiausiai nebebus pajėgi kovo mėnesį didinti palūkanų normas, dėl to sentimentas keičiasi ir euro-dolerio poroje mes galime pamatyti jau ir brangimą. Kol kas labai daug yra dvipusio judėjimo. Prisirišti prieš tai šito kilimo nereikėtų, tarsi kaina yra pasipriešinimo zonai, dėl to laukčiau pirkimo tik tai nuo žymiausių bangų dugnų, kol kas artimiausių metų ties 1.0885, jeigu kaina prasimuštų į viršų, vėlgi nesivyti rinkos, palaukti didesnių korekcijų, tik tai po didesnių korekcijų galimi pirkimo signalai. Vario kaina artėja prie to labai svarbaus, tiksliau dvejeto jau zonoje, yra beveik dvejeto zonoje, iš tikrųjų kol kas signalo pirkimams nėra, laukčiau dvejetuko pramušimo, šiek tiek ir šiek tiek žemesnėme lygyje jau ieškočiau signalų trendo pasikeitimui, galimų, sakykime, pirkimo pozicijų. Aukso grafike mes turime kilimą, kada yra tokia panika rinkose, riskofas, Kinijos ekonomika devalvuoja valiutą, na, auksas tokiais momentais paprastai mėgsta brangti, tai tą mes ir matome rinkose ir kol kas korekcijų metu ir toliau būtų galima žiūrėti aukso brangimo iki 1150 kažkur tai iki tokios kainos. Svaras doleris poroje mes turime didelį išpardavimą, išpardavimas pasiekė palaikymo zoną, galimas melagingas pramušimas žemyn, štai šitoje zonoje jau galimas yra išsikvėpimas, techniškai matome išsikvėpimo signalus, sulaukus rinkos apsisukimo formulė, štai šitoje vietoje būtų galimi pirkimai su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. Tai tiek svarbiausių momentų ateinančią savaitę, geros prekybos visiems, valdykit riziką, na ir stenkitės išnaudoti maksimaliai tai, ką duoda rinka šiuo metu.